8 skyrius. Pokalbiai. Pirmas pokalbis. Ar šiandien šalta, Audra? Dabar ne, tik 2 laipsniai šalčio. Nėra vėjo, sausa. Bet girdėjau orų prognozę, po pietų bus šalta, pūs stiprus šiaurės vėjas. Gerai, kad paklausiau. Reikia apsirengti šilčiau. Antras pokalbis. Į darbą važiavau visą valandą. Slidu ir rūkas. Labai pavojinga. Keista. Kaune šiandien rytą švietė saulė. Tik 100 kilometrų, o oras toks skirtingas. Trečias pokalbis. Atsiprašau, gal galiu jums padėti? Labai ačiū. Gal yra didesnė tokia pilka striukė? Kokio dydžio reikėtų? 42. Labai gaila, bet neturime 42 dydžio pilkos striukės. Yra puiki tamsiai mėlyna lietuviška striukė. Prašom pažiūrėti. Tikrai puikiai. Kur galiu pasimatuoti? Prašom, čia. Ar tinka? Taip, norėčiau pirkti. Kiek kainuoja? 150 eurų. Kur mokėti? Ten, kasoje. Ačiū, kad pirkote. Ačiū Jums. Ketvirtas pokalbis. Prašom parodyti šį laikrodį. Prašom, puikus laikrodis. O gal turite su odine apyranke? Turime. Prašom pažiūrėti. Pirksite? Dar pagalvosiu. Ačiū. Penktas pokalbis. Pažiūrėk, Aušra, ar man tinka šis megztinis? Ne, tau visiškai netinka geltona spalva. Geriau pasimatuok tą violetinį. Aš manau, kad violetinė spalva man labiau netinka negu geltona. Geriau paduok man tą juodą megztinį su aukšta apykakle. Juoda spalva visiems tinka. Storiems ir ploniems, jauniems ir seniems. Man atrodo, Milda, kad jis tau per mažas. Pažiūrėsiu, gal yra didesnis. Nereikia, šis megztinis man geras. Prie jo labai tiks mano gintarinė segė. Šeštas pokalbis. Sauliau, jeigu važiuoji prie jūros, būtinai pasimk šiltų drabužių, vilnonį megztinį ir striukę. Pajūryje dažnai vėjuota, drėgna. Birželio mėnuo buvo labai šiltas. Nė karto nelijo. Gal ir liepa bus karšta. Liepa gali būti lietinga. Nepamiršk ir skėčio. Septintas pokalbis. Snieguolė, kaip gražiai tu atrodai. Ačiū. Tau labai tinka šis kostiumėlis. Aš seniai tokio norėjau. Kur tu jį pirkai? Medžiagą pirkau Vilniuje, o pasiuvo mama? Tavo mama siuvėja? Ne, bet ji labai mėgsta siūti. Dažnai pasiuva sijonų, kelnių man ir mano dukteriai. Aštuntas pokalbis. Susitinkame rytoj prie universiteto knygyno 3 valandą. Aš vilkėsiu tamsiai mėlynų ilgų paltų, dėvėsiu skrybelaitę. O kaip aš jūs pažinsiu, ponė Dainiau? Aš būsiu juoda striuke, ryškiu margu šaliku su akiniais. Manau, kad pažinsite ponę Rasą. Penkta užduotis. Šiandien buvome naujoje drabužių parduotuvėje. Labai gera parduotuvė. Drabužiai gražūs ir visai nebrangus. Ką pirkote? Broliui nupirkome šiltus languotus marškinius. Ar sūnui taip pat pirkote marškinius? Sūnus visai nedėvi marškinių. Jam patinka tik marškinėliai ir megztiniai. Nupirkome gražius pilkus marškinėlius. O dukteriai? Duktė norėjo plataus sijono, bet jai nelabai tiko. Tada pasimatavo suknelę. Suknelė tiko puikiai ir ją nupirkome. O kas patiko seseriai? Sesuo matavosi ir suknelę, ir sijoną, bet nebuvo jos dydžio. Seseriai nupirkome tik skarelę. O mamai?
Mamai pirkome languotą sijoną, tokių pat spalvų kaip jos skarelė. O tėvui? Tėvas norėjo ir sportinio kostiumo, ir megztinio, ir liemenės, bet labiausiai jam patiko raštuota liemenė. Kadangi liemenė ir tiko labiau negu megztinis ir sportinis kostiumas, pirkome ją. Šiandien daug pirkote. Manau, kad visi esate laimingi. Taip, žinoma.